Taigi, sveiki, šiandien. Aš neatsisėdau. Taigi, sveiki, šiandien yra mano 4 Elektromarto laida, su manimi šiandien yra Vikė, vlogerė, pasaulio didžiausia žvaigždė ir šiandieną mes pakalbėsime apie telefonus, o pagrinde apie telefonų kameras. O yra meškofonai kokie dar? Ne. Kodėl ne? Taigi ir šiandieną kartu su Vikė Sveiki visi. mes apžvelgsime daug įvairiausių telefonų, kurie yra pagrindė Samsungas J3 ar G3. iPhone'as. Ar G3? J3. Sakyk Nesvarbu. J3. Nesvarbu. Jo, tą iškirpsim. J3, Galaxy A5, jau tradicija mūsų tapęs 6 iPhone'as, kuris jau kaip ir nėra prekyboje, bet mes vis tiek norime palyginti ir su senesniais telefonais. Taip pat Huawei P10, P9 ir P9 Lite. O dabar pradėsime nuo mūsų pirmojo Samsungo, visus šios telefonus šiek tiek gal patrauksime iš šoną. Tai ką, ir mūsų pirmasis telefonas yra Samsung J3, čia dar 6 parašyta, bet aš net neįsivaizduoju, ką reiškia tas 6. Tai va, telefonas atrodo paprastai, labai lengvas, rusiškas meniu uždėtas. Jinai iškart jau stveria iš mano rankų pasižiūrėti. Jo, realiai labai lengvas ir gražus dizainas jo, dėl to. Nes ekranas pats juodas, o čia auksinė. Realiai esminis dalykas, kurį man reikia žinoti visą laiką, yra šito telefono gera kamera, tai mes čia visom panom tas yra svarbiausias. Dar kai yra tie filtriukai, kur sušvelnina veiduką, žinai. Kamera nepatinka. Aš užtinės. Čia mes visi, man atrodo, užtinė. Jinai labai priartina veidą ir labai negražiai atrodo. Žiūrėkit, mes matom mūsų operatorių antram fone. Laba diena. Su jie selfie aš nenorėčiau daryti, o tai Edvinai. Kodėl nenorėtum? Nes kažkaip veidą keistai padaro. Man bent jau nepatinka. Man tai Samsung kameros visada patiko. Pažiūrim, ką jos gali mums pasiūlyti. Samsung kameros, aš žinau, pavyzdžiui, kuo išsiskiria nuo iPhone, nes iPhone yra, pavyzdžiui, paprastas, tu paėmai tą daraisi selfiuką arba nuotraukas, o Samsungas yra labai daug pasirinkimo nuotraukų, tu gali žiūrėti čia efektų, prišaudyti. Oh my god, aš galiu būti graži. Aš tu sakau, ožė. Tu gražus dabar. Mano veidas kaip lėlės kokias. Ekrano blykstį yra, ar tu matai? Man tai, pavyzdžiui, žinai, kodėl nepatinka, nes pažiūrėk, ką jinai padaro. Tarkim, jeigu mes paimtume iPhone kamerą tuo pačiu metu, pasižiūrėk, labai skiriasi vaizdas, matai? Vien dėl to, kad iš šito mabo filmuojasi daug toliau negu iš šito ir man bent jau kokybiškesnis vaizdas iš šito. Jis gerokai plačiau, bet jis iškreipia vaizdą. Platesnis vaizdas. Ir, pavyzdžiui, šitoj kamerai šaltai, o šitoj šaltai filmuoja. Pereisime prie kitokio modelio, kuris yra Samsung A5. Jis gali būti rožinis, kaip matote, tai galbūt kai kuriam panelėmis patiks. Tau. Ne? Taip. Nemėgstu aš rožinės. Aš norėčiau rožinį telefoną. Dabar kaip yra kiti iPhone'ai raudoni. Jo, for fun. Nu, pavyzdžiui, šitą kamerą yra daug geresnė, tai matosi, kad Samsungas stipriai patobulėjęs. Čia kamera tikrai geresnė. Žiūrėk, šitas yra plastikinis, o šitas jau metalinis. Ne, čia realiai, čia man atrodo stikliukas, ne? Iš nugaros. Jo, bet jo kampai tokie užlenkti šiek tiek, pasižiūrėk. Bet tai yra gerai, nes tiesiog patogiau laikyti telefoną kišenėje tada, kai jis yra užlenktas. Rankai irgi patogiau. Ta prasme, pažiūrėk, pavyzdžiui, telefoną, kuris yra lenktas labiau. Šitas ne tiek lenktas, bet kai būna kampuoti telefonai kaip Sony, man jas, pavyzdžiui, nemalonu laikyti rankoje. Čia yra labai geras dalykas tiems, kurie nori susikurti savo Instagramo, tą, kaip sakoma, temą, nes galima pasidaryti tiesiog tam tikrą temą. Va šito aš tikrai rekomenduočiau fotkinimuisi ir šiaip man bent jau labai gražus dizainas, pažiūrėk, kaip gražiai yra parodyta galerija. Jo, galerija. Greit visai veikia, žiūrėk, atsidaro. O aš pasižiūrėsiu šitą telefoną. Čia yra 10. Bet, pavyzdžiui, man patinka žnykas, kad jis yra rose gold. Matai? Dizainas gražesnis. Jeigu mes paimtume visus Huawei'us, kuris yra P9 Lite, P9 ir P10, kas man patinka nuo P9, kad jie pradėjo bendradarbiauti su Leica, nežinau kaip tarėsi. Ir jų fotografavimo kokybė stipriai patobulėjo. Pavyzdžiui, jeigu tu pasimsi šitą mobą, aš pat, kadangi tai yra mano telefonas, tai aš tikrai daugiau apiesiu. Čia 10. Jis yra naujesnis už mano. Man jie visi tokie panašus, bet man, pavyzdžiui, va šitas gražiausias. Ne šitas, va šitas, kurį laikai. Šitas? Pažiūrėk jo galą. Jis tiesiog paprastas. Bet jį reikia valyti nuolat. Be jokių užrašų, palyginus su šitais. Bet, pavyzdžiui, jo, šitas galas yra daug praktiškesnis vien dėl to, kad jo nereikia taip valyti kaip šitą. Šitą paviršius yra matinis ir dėl to jis susibraižo arba prie prilimpa visokios dulkelės. Kamera. Mums svarbiausia šiandien yra kamera. Foto. Ar patobulėjo ar ne? Koks čia vaizdas, kodėl vis netoks vaizdas? Čia P10. Atrodo, lyg tu būtum žalės užrūkęs. Pasižiūrė rimtai. Manęs nebėra čia. Čia efektas kažkoks išdėtas, va, dabar be efektų. Ką, tu matei, aš tik paspaudžiu. Taip, čia savo paspaudžiu ir fotkinai. Bet tu pažiūrėk, dabar žiūrėk. Turum, žiūrėk. GPS tag, resolution, perfect selfie. O žiūrėk, grožio režimas. Aš galiu pasidėti savo grožį. Nu, žiūrėk. Ką tu darai?
Please take a side photo. Ką tu darai? Aš fotkinuosi, look yourself down. What? Pasižiūrėk. Tu gali tyčiotis už savęs. Pavyzdžiui, šitam P9, nežinau kaip dėl P10, bet P10 tikrai bus. P9 galima reguliuoti ISO. Žiūrėk, aš irgi galiu reguliuoti ISO. Bet palauk, o įdomu, jų didelis tas pats šitas pasirinkimas. Važiuoja, image adjustments. Šitas yra Čia galima P9. kaip ant Photoshop'o vos nežiūrėjai, iškart padidinti, žiūrėjai, saturation. Bet tai tą patį galima padaryti. Bet aš vis dar nesuprantu, kaip eiti atgal. Ai, čia Va, vat žiūrėk, padarykite vaizdo reguliavimas. nestipriai reikia paspausti, tik biškai. Ne? Jo, čia matot, šone nėra mygtukų. Aš einu per nuotraukas. Žinau, čia galia tas, kur yra, ne? O čia Jo, nėra. Įdomu, ar čia O veikia. kodėl čia nėra? Dėl, kad čia yra prieki, matai. Tai Ir gali kiek aš žinau, tai Vincas Alesius turi šitą telefoną ir jis kelia nuotraukas apie jį Instagram'e. Ką tu darai? Žiūrėk, tu gali va taip filmuoti ir žiūrėk. Kokis... Opa, radau. Matot, koks jis smooth vaizdas. Ir dabar žiūrėk stipriau. Ir jisai matosi stengiasi sustabilizuoti. Gerai, o kur yra stabilizavimas? Čia? Pažiūrėk dabar, va taip va, žiūrėk. Kur yra stabilizavimas? Nežinau, pas mane automatiškai veikia, bet žiūrėk dabar kaip judinu ir taip matosi šiek tiek. Tai ką, aš taip trumpai mes apžvelgiam visus mūsų telefonus ir dabar mes su kiekvienu telefonu pasidarysime selfie, po selfiuką ir padarysim išvadą, kurio selfiukas yra geriausias. Jo, dabar mes sudėjom visus telefonus į vieną vietą ir pasižiūrėsime, opa, visų apšvietimą, čia labai gerai matosi dabar, žiūrėk, kol kas Čia man... realiai dabar sunku pasakyti vien dėl to, kad kampas. Plačiausiai kol kas čia yra P10. P10 tikrai labai plačiai fotografuoja. Nes, pavyzdžiui, plačiausiai, žiūrėk šitas dabar. kaip neplačiai ir šitas kaip plačiai. Gerai, žiūrėk, galima taip su ranka praeiti, čia matai. Arti. Ir žiūrėk, šitas iš karto taip toli. Jo, bet žiūrėk, kaip cool atrodo. Va, žinau. Nežinau kodėl, bet va šitas natūraliai labai atrodo. Nu ką, pasidarėm su visais telefonais selfies, bet jie visi išsijunginėja, labai sunku. Gerai, išrenkam vieną telefoną spalvų atžvilgiu. Spalvų atžvilgiu man šitas gražiausias. Visi geri, bet pagal nuotraukas, bent jau pagal nuotraukas, man labiausiai šitie du. Va šitie du. Jo, same. Jeigu jūs norit labai greit, va taip eiti gatvėje, bam, įsitrauki telefoną, pasidarai nuotrauką, tai va šitie du telefonai yra tikrai tam skirti. O jau P9, P10 ir P9 visi laitai, jie yra labiau skirti ten profesionaliam, manau, fotografavimui. Tai ką, ačiū tau. Jau, čia tik broliškai. Broliškai už telefoninę apžvalgą kartu su manimi. Tikriausiai daugiau visko papasakoja jinai negu aš, nes aš kaip supratau... Šiaip tu turėtum daugiau apie telefonus. Bet tu pažiūrėk, kiek tu daug papasakoji. Tu žinai ten selfiukų master, tu žinai daugiau ką kur sakyti, jo, tu žinai ten kokie aš tai žinai naudoju. O dabar aš tave pradanginsiu. Davai. Pasiruošęs? Nu. Very superstitious.